Hostelis kaip hotelis? Taip, esu apkeliavęs daug hostelių ir tai yra vienas geriausių hostelių ir aš jums noriu parodyti, kaip viskas atrodo viduje. Keliaukime į 4 aukštą, tai yra į mano kambarį, kaip šviežiai viskas čia atrodo. Pažiūrėkite į šitą dušą, kaip tuščia. Ir pažiūrėkite, kaip nieko, jokių plaukų čia nesimato. Tobula, žiūrėkite, tualetas tiesiog spindi. Myliu šitą vietą. Pažiūrėkite į mano kambarį. O čia gali nežiūrėti. O bet pažiūrėkite į mano lovą. Čia sukuista, bet čia yra mano. Čia dar galima reguliuoti temperatūrą. Keliaukim į tą 5 aukštą. Į 6 ar į 7 varom į koridorių, pažiūrėkim, ko ten gero. Čia biškai krapštau nosį. Čia tiek patogu, čia mano draugas tiesiog iškritęs, nes tos paduškos yra patogesnės nei pati lova. Čia yra virtuvė, čia galima viską įsikukinti, ką norit. Galit žaisti futbolą, kur jo niks nežaidžia. Turime Netflixą, dekoracijos, man patiko čia, ypač ta katė. Ir aš šį tipo atsiai dirbu. Ir varom dabar biškai nealkoholinio čia labai daug. Ir Nektaro distilerija. Žiūrėkit, koks vaizdas, rooftopas į viršų. Nėra labai brangu. 10 eurų kokteilis. Ir apskritai šitas hostelis nurovė stogą. Paspaus patinka toks turinys ir pasek mane Instagrame. Dėkui.